Sveiki, naujos kliurkos ir mano ištikimi sekėjai. Jeigu jau išklydai į mano kanalą, leis man papasakoti, kokias nuotykių marmalynės čia matysi ir iš kokio fokuso aš išlindęs. Nuo pat mažų dienų ieškojau nuotykių savo vietiniam rajone ir klausinėjau keisčiausių klausimų. Niekas nepasikeitė. Žiūri aplink, stebiesi viskuo ir tu pasaulį regi atvirkščiai. Ilga istorija trumpai. Prieš 2 mėnesius kartu su Dominyka susikruojam savo gyvenimus į 40 litrų ir išlėkėm į pietryčių Aziją. Jau apkeliavom Šiaurės Tailando ir Vietnamo kampelius, o Kambodžai atidarius duris į vidų nusprendžiau pasikviesti ir jūs. Kaip surimavau. Tai pasigarsink savo šilelį ir naujausią iPhone'ą. Jeigu nori man padėti, nebūk suvalkietis ir paspaus tą like mygtuką. O dabar lekiam į Kambodžą. Beje, komentuokit, čirškinkit mane komentaruose, prižadu atsakyti į kiekvieną konstruktyvų komentarą. Labas rytas iš Siem Reap. Vakar vakare atvykom į savo hostelį, tai papildysim kelias išlaidas. Buvo autobusas, nusipirkom užkandžių autobuse pasilepint. Ir šitas hostelis, tai apie $7 per naktį, žiauriai pigu. Vaikystės herojus. Tada turim baseiną. Vadinasi Full Party Hostel. Tai kaip ir vakarėlinis toks hostelis, tačiau per daug žmonių nėra, tai poilsiui puikia vieta atrodo. Vakar išbandėm čia maistą. Pasiėmiau pacai. Ir dabar eisim pusryčių. Sumušėm visus komaliukus. Liko tik dryžuotas, pilkas dryžuotas liko. Dominyka, priimsi ką nors į savo knygų klubą? Aš jau turiu knygų klubą. Tai ar priimsi? Ar kažką? Jo? Ką skaitai? Skaitau Ugly Love by Colleen Hoover. Radau hostelį vieną šitą knygą, tai dabar skaitau. Jau mėnesį nešiojausi su savie, tai dabar laikas perskaityti. Vakar perskaičiau 103 puslapių, tai kol kas gerai sekasi. Kaip lietuviškai? Bjauri meilė. Suvalgiau savo omletą. Prisijaukinau žvėrį. Tik nebandykit eiti maudytis iškart pavalgius. Čia reikėtų dar įrašyti lietuviškai. Būk pats savo didžėjus. Vietoj. Nơi chuột. Hello, Ito.
kas tos žiurkės yra ir ką jos išsprendžia, reikia žinoti problemą. Kambodža nuo karo metų laikų ir vis dar yra neišminuotų minų laukai, kuriuose žūsta daug žmonių ir žmonės praranda galūnes. O kodėl naudojamos būtent šios žiurkės, o ne tos įprastos, tai kadangi jos gyvena daug ilgiau, apie 7-8 metus, kas joms leidžia turėti visą karjerą ir netgi jų gyvenimas yra panašus kaip ir mūsų. Jos iš pradžių mokosi rasti tas minas, tada jos pradeda savo karjerą ir dirba laukuose iki tol, kol nebepajėgia arba nebeleidžia jų amžius. Tada jas išleidžia į pensiją, kur jomis rūpinasi, taip pat kaip ir kitomis žiurkėmis, kurios vis dar dirba. Tai reiškia, jos gauna visapusišką dietą, gauna erdvės ir jomis labai gerai rūpinasi. Dar jos yra pramintos kaip žiurkės herojės. Nežinau, ar herojės taisyklingas žodis, bet jos literaliai gelbsti gyvybės. Gyvybės vaikų, gyvybės žmonių, kurie dirba laukuose. Dėka jų vaikai gali eiti į mokyklas, žmonės gali saugiai jausti savo namuose ir savo dirbamuose laukuose. O dabar einam pailsėti ir susitiksim už kelių sekundžių, man už kelių valandų. Ką veiksim, bus siurprizas tiek jums, tiek mums. Tai panelė užsimanė mačos prie 34 laipsnių. Taip, ir Aleksas nenorėjo man jos parnešti. Tai tarp ateiti. Šitą iškirpsim. Aš galiu gadinti kiekvieną tavo vidą dabar. Tai dabar einam į kavinę. Jeigu daeisim, vary šalta, smagu. Bet dėl mačos verta. Tai staigmena tokia, kad buvom pavargę kažką veikt, todėl visą dieną praleidom hotelį, editinom video, tačiau rytoj varysim į šventyklas. Pirmasis šventyklas Siem Reap ir už labai daug esančių čia. Už maistą sumokėjom. Tai Aleksai senesnis vieną dieną, perėm kamerą. Ačiū. Tai labas rytas. Lipam žemyn pusryčių. Ir tada organizuosim šiandienos renginius. Norim nuvaryti į kelias šventyklas. Dominika nori pasidaryti nagučius. Tai norėjau dar išsiplėsti apie tas minas ir žiurkės herojas, kurios padeda išminuoti viską. Tai tos minos yra susikaupę per paskutinius dešimtmečius nuo Khmer Rouge režimo ir daugiausia minų yra kaimo vietovėse, ypač prie Tailando sienos, kas yra visai netoli Siem Reap, kur mes apsistoję dabar. Mums pavojus negresia, bet yra daug vietų kaimo vietovėse, kur yra sudėti ženklai, jog tos vietos potencialiai gali turėti vis dar minų. Bet galima pavadinti čia sausais pusryčiais, jeigu yra pieno. Keistas skonis. Pienas, vaisiai ir muskai. O šiaip šią popo organizacija veikia ne tik Pietryčių Azijoje, bet ir Angoloje, Zimbabvėje ir Senegale, o taip pat ir Azerbaidžane ir Ukrainoje. Tai naudodami žiurkes ir šunis, jie gali surasti ne tik minas, bet ir tuberkuliozę. Afrikos šalyse ypatingai. Tai jūs, kaip ir aš, turbūt klausėt savęs,
O tai, ar tie šunys ar žiurkės nesprogsta užlipę ant minų? Tai su žiurkėm yra taip, kad jos yra per lengvos detonuoti bet kokiai minai, kurios yra skirtos žmonėms arba tankams, o su šunimis jie yra išdresiruoti taip, jog pamatę miną jie atsistotų bent 1 metro atstumu ir tiesiog žiūrėtų nosim į tą miną. Ir tada per kameras ir visokius kitokius technologijas žmonės gali rasti tas minas šunų pagalba. Tai iki šiol nei viena žiurkė ar šuo nenukentėjo, tai galit būti ramus ir būtent todėl jie vadinami šunys herojai ir herojos žiurkės. Pietryčių Azijoje valgyti žiurkės nėra kažkokia anomalija, tai buvo vienas atvejis, kai instruktoriai, kurie ieško minų su žiurkių pagalba, jie nustoja valgyti žiurkės, pažinus jas kaip tokias protingas būtybės. Tai kitą kartą, jeigu matysit žiurkę gatvėje, pagalvokit, kad galbūt jos nėra tiesiog šitie smirdintys ir bjaurūs, įkyrūs padarėliai. O kažkur kitoj pasaulio pusėje jų pusbroliai ir pusseserės gelbsti gyvybės. Neperšiukės per griovį, nesakyk op. Op. Jau kažką mato. Ką medžioji? Britinė ir Juozas. Morning. Išsinuomavom motorolerį. Gavom kažkokį labai neaiškų variantą. Ir varysim į pirmas šventyklas. Stojam vaisių, pasiėmėm bananų ir arbūzų. Labai gaivus arbūzas. Geriausias turbūt vaisius tokiam ore. Sveiki, mėly žiūrovai. Aš šiandien darytis nagų, nes jau baisu nežiūrėt. Pasiėmėm mačas, o Aleksą išleidžiu vieną važiuoti. Aš ne vienas, aš su jumis. Aš pasirinkau smagesnę dienos užsiėmimą. Važiavom į kitų šventyklų, kur norėjom, visai netoli miesto, tik išsiaiškint, kad ten reikia susimokėti $10 bilietą ir gali eiti į visas vietinės populiariausias šventyklas. Bet esmė tokia, kad mes nenusiteikę visai šiandien nagrinėti 5 valandas visas šventyklas. Tai nusprendėm, kad nuvarysiu į vieną šventyklą, kur bilietą tiesiog už ją nusipirki ir jinai yra už 1,5 valandos kelio. Tai turėčiau spėti nuvažiuoti ir parodyti jums tą šventyklą. Kitame video matysite visas populiariausias šventyklas, įskaitant ir Angkor Wat. Į sveikatą. Visiems mačios fanams linkėjimai. Taip. Skanaus. Tai dar atviriau į viešbutį pavalgyti greitai, nes pažiūrėjau, kad ten jokių vietų nėra sustot pavalgyti. Ir tada zuinsim į tą šventyklą. 1,5 valandos užtruks važiuoti vieni iki ten. Mano batai buvo 2. Vienas dingo, nerandu. Aš su vienu batuku niekur eiti negaliu. Istorija tokia, kad kai važiavom iš Phnom Penho į Siem Reap, aš pamečiau batą. Tai tiesiog buvau prisirišęs prie kuprinės. Čia karabinas buvo užkabintas. Ir vienas batas kažkur dingo. Tai arba tuktuke, arba autobuse, arba dar ką žinau kur. Tai galėjau bent abu pamest tuos batus. O dabar turiu vieną batą ir nežinau, ką su juo daryti. Tai išmes gaila. Žinau, kad nėra logikos, bet geriau būčiau abu pametęs, iš tikrųjų. Tai varau dar išsimaudyti, pavalgyti ir lekiam į kelią.
galėčiau valgyti pusryčiam, pietum ir vakarieniai patsai. Ir atsivėsinom truputį ir varysim. Beje, sugalvojau vardą šitam zoomeriui. Tai vardas jo bus šūdas ant pagaliuko. Nes taip ir jaučiasi, kai važiuoji. Užtrunka užsigazuot, veidrodėliai 8 pikselių ryškumas. Nieko gero žodžio. Sustojau pailsin šūdą ant pagaliuko. Nuvažiavom 15 km gal. Apie 30 dar liko. Dar viena problema, kad aš neturiu kur telefono pasidėti. Tai turiu ištraukinėti telefoną prieš kiekvieną posūkį realiai. Nes nėra jokio dėklo. Šitas juda. Sodinė taip atsidaro. Suplojau $2 už degalus dabar ir 2 pirmai. Tai 2 plus 2. Live for in, yeah. So I can see the temple, and when does it close? 2 hours? Yeah, I think in 1 hour and a half enough for you. Very If good. you interesting, maybe you spend 2 hours. Oi. Pamečiau raktelį. You done, buddy? Oh, job. Pamečiau raktelį. Važiuodamas per duobes iškrito turbūt. Nu grinai, šūdas ant pagaliuko čia. Oh. Esmė tokia, kad ant kiekvienos duobutės jis dreba tas motociklas. Ir jau buvo iškritęs raktas pirmai ryte. O dabar irgi iškrito kažkurioj vietoj. Ir tas vyras man bandė padėti. Kažkokį kitą raktelį rado. Ir užgesino jį. Raktelį. You done, buddy? Oh. Jis dar būčiau galėjęs važiuoti su juo namo. O dabar užgesino netyčia. Tai laukiu, kol jisai susisieks su kažkokiais garažiniais ir galbūt sujungs laidais. Ar dar kažką sugalvos. Tai net nežinau, ar
nueisim į tą šventyklą, nors bilietą jau nusipirkau. Žodžiu. Chieng cái đó chi cho chieng. Nhưng mà giá thì Aleliuja. Tai manau viskas bus gerai. Apie 200 metrų nuo to bilietų kasos buvo taisykla vietinė. Tai pakalbėjo žodžiu per telefoną su mano viešbučio tuo darbuotoju ir jie susitarė, kad padarys raktą kažkokį. Sakė, kainuos apie $7, bet kas čia žino. Nu žodžiu, dabar jau nebesvarbu. Atvežė mane į šventyklą dar. Hi. Bang Mela, nežinau ar ištariau teisingai. Bang Mela šventykla. Iš jos per daug nieko nelikę. Griuvėsiai. Jos istorija yra neužfiksuota ir nežinoma. Archeologai tik spėlioja iš architektūros stiliaus. Tai manoma, kad jinai buvo pastatyta panašiai kaip ir visos kitos šventyklos to metinio Angkor vietovėje. Manoma, kad buvo pastatyta Suryavarman antrojo 12 amžiaus pradžioj. Suryavarman buvo karalius. Čia galimai buvo viena iš jo pagrindinių monumentų. Žmonės sako, kad labai sunku suprast, kaip pastato šitas visas didžiausias šventyklas prieš tiek daug metų. Tačiau matant sugriuvusią šventyklą galima pamatyti maždaug, kaip ją statė ir iš kokio jinai molio drėbta. Galima matyti, kad, pavyzdžiui, iš tokių blokų jinai sudėliota. Ir tada nesunku įsivaizduoti, kad žmonėms reikėjo tokius blokus kaip nors pakelti vieną ant kito. O kai šventykla yra puikiam stovy, galbūt nėra taip lengva įsivaizduoti, kaip jas pastato. Visa apaugus augmenija. Netgi kai drėgnasis sezonas, nemažai yra žalumos.
visiškai tobulai nesilaiko ant savęs. Turbūt padaryta nemažai renovacinio darbo. Koks dabar šansas, kad tapsiu blyno? Nežinau, ant kiek čia matosi, bet čia buvo galerija. Kaip ir daugelis šventyklų, šita galimai buvo pastatyta kaip hinduistinė šventykla, tačiau yra rasta elementų iš budizmo. Tai kaip suprantu, hinduizmas ir budizmas ant šventyklų architektūros labai maišosi. Galbūt tai vyko dėl to, kad religijos keitėsi per amžius šitoj vietovėj. Galbūt tai buvo dėl valdžių pokyčio. Tiksliai pasakyti negaliu. Šventykla pastatyta buvo iš smiltainio akmens, kadangi vos už 7 kilometrų jie turėjo šio akmens kasyklas. O manoma, kad pats smiltainis buvo atkeliaudintas dirbtiniais kanalais, padarytais pačių žmonių. O dar vienas dalykas, tai kad kiekviena šventykla, kiek mačiau per žemėlapius, yra apsupta kvadratiniu vandens kanalu. Dabar yra, žinoma, išdžiūvę viskas, bet čia turėtų būti tas kanalas aplinkui šventyklą. Tai aš čia paėjęs gal kokius 300 metrų. Tai į visas pusės 300 metrų kanalas. Ruduo. Mes į rudenį atvažiavom. More? Small all time. But time is not. Wow. Hard. Oof. Kerta malkas. Wow. Strong. Ooh. ត្រីផាត់ខ្លាំងត្រីស្អាតខ្លាំងអូ Tai šita šventykla, kaip ir visos kitos hinduistinės ir dauguma budistinių šventyklų, yra atsisukus į rytus. O kodėl tos visos šventyklos atsisukia į rytus? Todėl, kad ten pateka saulė, kuri suteikia visiems ir viskam gyvybę ir nugali tamsą. Wow. Tai po šventyklą pasivaikščiojom, o dabar einam pažiūrėti, ar tie normalūs yra mechanikai, ar prikūrė kokių nors pasakų, kur vaikystėje dar negirdėjau.
Bet manau viskas bus gerai. Čia žmonės draugiški kol kas visi. Niekas nenori iš tavęs nuplėšt. Žiūrėsim. Nieko neprižadu. Auksarankis. Padarė rakčiuką. Wow, buvo įdomu net žiūrėti, kaip jį daro, iš tikrųjų, nesu matęs. Bet sumokėjau $7 ir palikau dar 5 centų arbatpinigių. Ar raktininkų. Nieko nelauksiu, jau leidžiasi saulė, varysiu namo. Tai jau savaime aišku, kad grįžau. Pavalgysim vakarienę ir eisiu ilsėtis. Tai ačiū, kad keliavot su manim, o dabar šoksiu į baseiną atsigaivinti nuo šiandienos nuotykių, o mes susitiksim jau labai greitai. Aišku, kad mane visą aptaškėjo. Iki. Mano batai buvo 2, vienas dingo, nerandu. Aš su vienu batuku nieko